Na kągi, tai ką, pasižiūrim, sveiki, visų pirma sveiki. Ir pasižiūrim, gal pabandom pasižiūrėti, kodėl šits dalykas nevažiuoja. Tai aišku, aš čia jau biškį apsirinkau, nusiėmiau dantelį šitą apsauginį. Filtrą jau įdėjau, ne filtrą, srauto matuoklį įdėjau kitą. Pasižiūrėsim, pabandysim patinginėti babinas, nes turim ten kitas nuo to variklio. Tik aš dabar jas taip susidėjau. O taip. Ir dabar net nežinau, ar čia pirmas, ten šeštas, ar ten šeštas, čia pirmas. Nu, gerai, dabar pirmą pasibandom. Šiaip sena, srauto matuoklė, tai tikrai neveikia, o dabar tą, kur įdėjau, irgi ne faktas, kad veikia. Bet pasižiūrėsim. Panašu, kad gal veikia. Šita veikia. Kaip ir. Kažkas vyksta. Nes šitą, kai dėdavau, tai iš vis jau be emocijų buvo. Dabar per pirštus čia neduos, man neduos. Pasibandom. Gerai, šitas veikia. Čia veikia. Čia veikia. Čia veikia. Čia veikia. Ne. Čia. Irgi veikia. Tenai biškį apsitepalavę. Nu gal šiaip dangtelio neturėjo per dangtelį. Skanu. Nu tai ką, žinau, prašildom biškį, tada išvažiuojam į lauką. Pagazuosim biškį ir jeigu ką, išvažiuosim biškį prasivažiuot, pasižiūrėsim ar priima gazą ar ne. Gal tik tai srauto matuoklė, nes rašiau į kem 6 grupę, sako, gan daug procentų, didelis procentų žmonių sakė, kad gali būti tiesiog srauto matuoklė. Nes kad ta tikrai neveikia, šita kaip ir veikia. Tai jeigu tik tiek bėdos, tai labai malonu. Pirmas pastebėjimas, kas padėjo, kai pakeitė oro srautą, tai priima gazą gražiau. Iškart, bet labai, nežinau, labai kažkaip bezdainė, bet gal tiesiog, kad ten bamperis, kažkoks bamperis, duslintuvas kažkoks tai įdomus. Nu, žinokit, negalėjau net pagalvot, kad oro srautas tiek duoda. Nes anksčiau, orą ten paskirsto, kūrą mišinį ten, kažkaip atrodo, negi ten gali taip skirtis. A, iš tikrųjų, žinokit, labai skyrės. Tai jeigu kažkas žinot, kad ant jūsų benzinų myrės oro srautas, tai tikrai pasikeiskit ir padėkosit. Nes, toks jausmas, kad jinai bent jau pusę geriau važiuoja, negu važiavo anksčiau. Tai ir kitą savaitę vėl važiuojame į trasą. Nuleidom oro. Markas, reikia pridegt bandai? Čia ne cigaretė, man čia. Opa. Varai. O?
Va ten va toli pavyzdys, kaip daryti nereikia. Va taip irgi daryti nereikia. Au! Au, sakau. Au. Čia mum įsigavot ar ne? Jau. Ką? Jo, mum įsigavai. Ja, A? priimk šitos. Jo. Draugė nenori pravažiuoti. Dar vieta yra. YouTube'en pateksim. Yeah. Aš jau įpratęs tą automobilį. Ne, tai aš bandau nevaryti šiandien pats. Nebijokit, aš irgi įsigandauna. Šiandien pastraukė kiti. Man patinka šitas. Man jį labai mėta. Aš jau įspėlės jau surinko. Nu ir man Opa. To nelabai baisi. pradžių labai baisu buvo. Nu jo, Šiaip tu dėkit per šoną. Vėlsi. Sakyt, nauja diena, naujos istorijos. Atvažiavom mes Traliuko. O dėl ko? Sužinosite netrukus. Kaip ten sako? Susipoliruos tikriausiai. Tai ką mes čia turim? Turim tokią netyčią. Nu, kaip netyčia, tikriausiai netyčia. Avarija. Sakė, vakar buvo atvažiavę ir rulonas pakeliui pasimaišė, tai sugavo. Pagavo ruloną. Durys nebeatsidaro pas mus, nes va čia va viskas labai gražiai. Sakė, durnoj vietai tokioj. Pačiam starte. Čia ir išvažiuoja ir pas Petriuką į kalniuką kiltai. Po kairę pusę rulono suvalgė. Tai ką mes matom, visos kardos sulankstytos. Nu, lempa. Posūkis čia. Čia sulankstyta, čia. Nu. Tai sakau, kad gerai, kad ne aš svetimą mašiną sudaužiau. Nu tai atvažiavom, kaip matėt, tuoj krausimės ir važiuosimės namo. Defektuoto automobilio. Sakė, nevažiuoja, nes antifrizas bėga. Tai čia tikriausiai ne antifrizas. Čia langų skystis čia bakelė šitoj pusėje stovi. Ir kaip man atrodo, žiūrint į ratus, šitas kreivai. Šitas irgi kreivai. Tai palauk. Bet pagal viską tai stiprintuvas vairo neveikia. Bet tai atrodo smūgis netoks ir galingas buvo, tai kodėl jis turėtų neveikti, nežinau. Nu, kapotą tikriausiai dabar netidarinėsiu. Bet jo, pasivažinėta, kaip sakyti, linksmai buvo.
kiek to damage'o čia bus. Bus, aišku, kai viską išsiardysime. Atrodo visai nerimtai iš tikrųjų. Tai sparnas. Nu, sparnas, kapotas įlankstysi ir posūkis. Ir viskas, sparnas ir posūkis. A čia visa kita, tai čia Važiuos ir važiuos dar 100 metų. Gal. Na, pasižiūrim. Aha. Kaip tai su kažkom tai reiktų rankų nesusivaryti. Gerai. Va? Fu. Smirda. Smirda. Smirda kuo? Šituo, bet šituo. Fu, čia pilna. Tak, šitas čia. Nesuprantu, čia pasistūmė ar nepasistūmė. Šiaip gal ir nepasistūmė, nelabai matau. Iš tikro, dirželis kaip ir vietoj, nes ir šiaip jokių lempučių papildomų nedega. Tai buvo pripilta pilna, dabar jau nebėra. Tai kažkur, tai kažkas, tai... A kodėl? Čia tai viskas kaip ir... Nežinau, čia taip ir gal biškį per arti atrodo viskas. Taip gal neturėtų būt. Tai tikriausiai, nežinau. Čia kai taip žiūri, tai kaip ir neaišku. Ar čia kažkas... Va. Telikas va visas sulenktas, nes čia va gražiai. A čia sulenkta. Tai smūgis tik čia biški buvo, bet tai kodėl stiprintuvas neveikia? Atsakykit man, ir čia viskas va smirda. Stiprintuvas šiaip sugeda štoli. Nu nieko, ką turim kitą. Čia problema nedidelė, tai... Tielika gal, šiaip gal ir galima jį atkalti iš tikro čia šitą viršutinę dalį. Gal ten labai daug kažkas ir nesužalota. Toliau. Čia kaip ir... Ką žinau, gal ir nieko čia baisaus labai nėra. Balkis tai jau sulenkęs tikriausiai, bas, žinai, supranti. Sparnas. Tai sparnas tikriausiai, posūkis. Lempos laikiklį sutrūpinti. Va. Vieną gabalas, čia kitas, va gražuolės, supranti viską, žinai. Ką žinau, nėra čia tai baisiai, iš tikro. Mačiau ten kažkas su juodu, su pilku. Sedanu buvo baisiau, nusirašė ten į tą ruloną, tai čia da nieko. Tai čia viskas, kas čia sparnas pasikeis, bamperis čia geras, niekam čia labai nėra. Posparnis, nebent, tie posparniai irgi, žinai, taip ant ribos, tai ar tai reikia jo, ar tai nelabai nereikia. Telikas, va, šits viršutinė dalis. Ar iš čia, čia visas ištisai tikriausiai neina. Nieka čia baisaus, žinai, nieka baisaus, tik vat, dėl šitų atstumų čia dabar galvoju, čia bus biški gal pavažiavę, bet ne, tai Lanžeronus, taigi gal ir kaip ir gerai. Nieks čia taip stipriai nebuvo. Bus aiškinama šį vėliau. Tikriausiai. Tai va tokie mūsų, kaip sakyt, pasivažinė. Grotelių gaila. Kitaiskų grotelių va tikrai gaila. Labai gaila. Jis buvo čia pritvirtintos, tu matai. Anksčiau laiko. Ok. Super čia. Jeigu nėra zateškių, žinokit, tai mašina ir ne mašina. Turi būti visada kažkur tai kažkas tai ant zateškių. Šiaip tai mašina kaip mašina. Tik kad, kaip sakyt, mašina nebloga, tik kad dūmai nerūksta ir stiprintuvas neveikia. Tai. Parašym.
Pasikėliau, barly dar ką aš matau, kad taip neturėtų būti. Nu, karoči, čia lūžė viskas tabaluojasi. O, tak. Radiatorius va iššokęs jisai turėtų būti porą centimetrų bent jau tenais. Nu, bet aišku, čia viskas sustumtų, tai čia balkis tikriausiai yra linkęs. Kas siurblys kažkodėl myrė, nežinau, sutapimas gal. Tai viskas zyzia, ūžia, aišku, matosi va ten va. Čia, ai, karšta va, kur eina šitą šlangelę. Viršui vandenai į varžtą rėmėsi ir tikriausiai kažkaip tai pratrynė. Tai čia nieko tokio, mes šitą viską turim ant to variklio. Tai šitą viską pasikeisim ir važiuos, bet šiaip tai nieko labai baisaus. Nu va dar matom, kad kas ten lempų paplovimas, kas čia yra tas dalykas ar ne? Nėra čia lempų apiplovimo. Kažko, kad iš langutė nusimovas. Ai ne, apiplovimas tai yra, palauk. Tai palauk. Čia nėra. O ten purkštukai liktais yra. Ar tai ne purkštukai, ne lempų, purkštukai. Nu, karoči, kažkas karoči yra. Tai nieko baisaus. Šiaip viską turim, nes mes donorą tą turim. Donorą mes tą turim, tai čia nieko baisaus, tik tai sparnas, lempa ir viskas. Visą kitą mes čia turim, va. Pas mus dar čia va vienas valiojasi, tai kas čia pas mus? Siurblys. Siurblys. Toks pats turi būti, nes irgi MP4, B25. Kaip ir viskas turi tik ten šlangelę. Kėbulas tenais pas mus laukia valiojasi, užklotas, žiemos miegų, tai kaip ir viskas turėtų būti neblogai. Aišku, čia va, pabėgo biški, viską supranti. Matai, dar zateškė. Nieko, dar šią žiemą, jeigu dar laikysi šalčių, dar išvažiuos kažkur, tai gal. Na, aš jau gal nebevažiuosiu jau dabar po šitų dalykų, tai. Ir aš bijosiu biškį važiuoti. Bet visur pilna stiprintuvo šito skysčio. Matyt, vat, čia gal ta šlangutė šovė, ar kas čia buvo. Karšta čia, kai biškį mašina padirba, minutę dvi pradeda dūmais piltis. Nežinau, matyt, nevesina, kas yra, kaista jisai visas baisi perkūnas. Tai va tokie dalykai. Laikas. Ten kažką pasubscribint galit ir susitiksim kažkada kitą kartą, nežinau kaip čia bus dabar su šitais ralystais, supranti. Tai kol kas susitiksim, tikriausiai dar tikėkimės, kad čia žiemą susitiksim, nes, kaip sakyt, pirmas video visai neblogai, žiūrint su kom lyginant. 3 štukas peržiūrų man nėra daug. Antras jau buvo štuka, jau liūdna biškį, supranti, bet nieko, tai tada trečias gal bus irgi 3 štukos. Tai gerai, tada viso gero.